Bičiuli, skelbi iššūkį. Komentaruose rašyk alyvą, jeigu įdomu, kuri alyva geriausiai atlaikė šitą kietmedžio testą, arba rašyk alyvos pavadinimą, kuris geriausiai pasiteisino tau. Čia yra lenta, kurią aš jau rodžiau prieš kokius 3 metus. Mes tiesiog 4 skirtingom alyvom ištepėm lentą ir mes ją tiesiog pastatėm 1,5–2 metų ant saulės. Kaip matot, rezultatas yra skirtingas. Ir netgi Juozo, kietmedžio eksperto, klausė, pažiūrėk, kuris tau geriausiai išlaikė, vienareikšmiškai nurodė čia. Tai jeigu mes surinksim 300 komentarų, aš šituose lapeliuose įrašysiu, kokia alyva čia buvo ištepta. Ir jūs žinosit, kuri alyva atlaikė geriausiai. Juozai, ne veltui aš šitą iššūkį skelbiau, nes noriu paliesti tokią temą kaip klišės. Labai dažnai gaunu skambučių. Sauliau, man vadybininkas sakė. Sauliau, man vadybininkas patarė, o šio patarimo pasirodo ne. Tai norėčiau tokią rubriką padaryti. Vadybininkas sakė. Tu kadangi daug metų dirbi su kietmedžiu, tai šiandien mes kalbėsime apie tas kietmedžio klišės. Žiūrėk, dabar vienas iš to, ką girdžiu, kietmedžio nereikia prižiūrėti. Mitas. Faktas, kad melas, natūrali mediena, jinai reikalauja priežiūros. Čia turim ir pavyzdžių susidėję, ar ne? Sakykime, šviežiai nupjauta, atvežta lenta, natūralios spalvos, be jokios alyvos. Arba galim sakyti, ką tik sudėta, vakar visą lentą dar lyvavom. Čia net nelyvuota įpė ir čia turim jau pabuvusią ant saulės, aš nežinau. 2 metai. Horizontalus tarnavimas krūvoj. 2 metai lenta ir jinai pilkėja. Tai 10 metų masaranduba. Bet peralyvuota. Peralyvuota, taip. Tai va būtent, norint spalvą išlaikyti, arba, kaip čia sakant, vis tiek prižiūrėti reikia. Reikia ją lyvuoti, reikia ją plauti ir tada turėsim ją ilgaamžę. Tai tikrai yra mitas, kad nereikalauja priežiūros. Reikia. Priežiūra, va čia matot, yra kietmedis vis tiek geria. Tai yra dėmės, kurias reikės įsiplauti. Taip, yra šešėlio zonos. Irgi tas dažnai būna, dalinai po stogu. Reikės plauti. Kietmedžio nereikia prižiūrėti, jeigu jums alyvuoti nereikia. Taip. Jeigu jums užtenka tokia šviesiai pilka terasa. Čia. Jeigu šviesiai pilka, net ir va šituo atveju, turim vandens įsigerimą, kaip čia kondensatą vadinam, pastoji kondensatas, įsigeria tas vanduo. Tai irgi šitas dalykas išsiplauna su laiku ir jokios problemos tame nėra. O jeigu pašalinė vandens patekimo šaltinį. Taip. Jeigu pašalinė, o kitu atveju mes visada galim tas lentas perselivuoti. Jeigu perselivamas nepadeda, visada galima ir nusišveisti tas lentas ir visiškai pasiryties naujas. Tai... Kietmedis to pasižymė, kad apleidęs terasą, tu visada turi antrą šansą. Nepirkti per naują. Dabar tada apie lyvavimą dažnai būna klausimas su pigmentu, be pigmento alyvo. Čia toks guru. Ką jūs rekomenduojat? Ir kaip tu žiūri šitą dalyką? Iš Woodline patirties visiškai nerekomenduojam pigmento. Geriausia pavyzdį sakau ir klientam, ir meistram, ir panašiai. Vaikštom mieste, ar ne, būna soliukai. Dažniausiai iš anksčiau ąžuoliniai kokie nors, irgi kietmedžio kažkokio, tai ir būna nutepti dažniausiai pigmentinė alyva. Ir atkreipkite dėmesį, daug kur matosi atsilupęs dažas. Pats turbūt esi ne kartą matęs. Tai čia pagrindinis dalykas. Būtent. Tai soliukai, matai, nėra geras pavyzdys, nes tai yra visuomeninės erdvės. Ir ten dažytojai, kuris padarė, jiem yra, dėl to, koks bus rezultatas. Aš galbūt privačia, bet turiu gyvą pavyzdį. Čia yra 10 metų masaranduba, tarnavos ekstremalios sąlygos. Čia yra ta pati lenta. Čia yra bespalvė alyva, čia yra pigmentinė. Taip. Čia yra iš tos terasos, kur mes kažkada irgi filmavom, atrenovavom. Tai pigmentinė alyva, jeigu dirsi pigmentų, gauni babos grindis. Tuo grožio, kurio tu norėtum iš kietmedžio, tu paslėpi po storo pigmento sluoksnį ir negana to, ten kur vaikštai, ten dažniausiai ir įsidėvi. Ir tu norėdamas vėl atnaujinti, arba tamsesnę pigmentą, arba viską šveist nuo nulio. Labai puikiai pasakei, aš tai ir norėjau pasakyti, tik tai turėjau tą pavyzdį kitą, bet jo, su pigmentu mes tiesiog nerekomenduojam, tai yra per daug, sakykime, apsidarom savo bėdų paskui papildomų. Supratau. Gerai, kietmedis ir tvirtinimas. Labai dažna klaida. Koks yra patikimiausias tvirtinimas? Nes tas, kurio niekas nemėgsta, tai yra per viršų, antroje vietoje B-fiksas. B-fiksas. Dabar labai ateina į dažnas klausimų skirelis. Kietmedis ir šoninis tvirtinimas, kai tvirtinami per šonį. Nes pušiai mes turim jau dabar daug šoninio tvirtinimo sistemų.
Ar šita sistema pasiteisino su kietmedžiu? Priklausomai nuo rūšies, prieš kokius 2 metus praktikoje susidūrėm su tuo, kad turėjom, atsimenu, Jatobą terasinės lentas, meistras sako, aš suksiu kampu, pradėjo sukt, praėjo ten, nežinau, atvažiavo kitą dieną, iššaudė jam varžtai. Ok, supratom tada, kad negerai šitas dalykas, kampinis tvirtinimas ir turėsim bėdų. Tai tada mes primiktinai sakėm, nerekomenduojam, pasibandykit, galbūt kai kuriuom rūšim, nu ok, ten žinom, padukas koks nors stabilus, bet nu, mes turim jį su bafiksu, tai nėra prasmės, bet jeigu jis būtų lygus, nu ok, šitą rūšį galbūt galima būtų kampu tvirtinti, bet praėjo va tie 2 metai, meistrai šiaip nerekomenduojam, bet praėjo 2 metai, čia va mokomės ar ne, visi pradėjo labiau pažinti kietmedį, daugiau meistrų pradėjo dirbti su juo, pradėjo ir kampu pradėti sukinėti tam tikras rūšis, nu ir žinok, padaro. Ir padaro tam tikras rūšis, pritvirtindami kampu, prasigręžę skylutes, yra tų tvirtinimo sistemų, bet šiai dienai yra maklinimas. Maklinimas, kuria prasme mes turim vieną, sakykime, ten kampinį tą paruoštuką, ar ne, bet kitos firmos varžtus. Va tokie va yra dalykai. Ir taip, ir jie tada laiko, ir tas meistras sako, aš naudoju va ten, pavyzdžiui, kamo sistemą, bet naudoju visiškai kitus varžtus, ne kamo. Nu, esvė. Žinai, kamo tai yra, jeigu tu įrėm aparatą, jokio skirtumo, nes dabar yra kamo, yra esvė, yra ten begalė. Šiaip, aš beje, šitą terasą irgi dariau tvirtinti iš šono, irgi viskas atlaikė, viskas gerai, bet ar aš esu nepatenkintas rezultatų dėl to, kad pirmas dalykas, kad laikytų, tu turi labai daug sudėti tvirtinimo taškų, tai reiškia 30-35 cm. Antras dalykas, kietmedis turi labai didelį skersinį plėtimąsi. Taip, masaranduba. Nu tai čia va ta yra masaranduma. Čia ypatingai. Susitraukia ir tu vasarą, kada tau reikia, tas yra pagrindinis eksploatavimas, išeini ir tu matai iš šono varžto galvos. Žiemą įsiplečia, jos pasislėpia. Tai va to neestetinio vaizdo ir toks va klausimas su rizika. Dar kitas dalykas, kietmedžio tvirtinimas į aliuminį karkasą šoną. Šitą girdėjau irgi niuansą. Nuoširdžiai nesuprantu, kaip galima taip sugalvoti, bet matyt būna, ten net nėra kaip sukipti jam. Ten yra aliuminis profilis, U raidė, kietmedis ir šonis tvirtinimas. Yra tam tikra sistema dabar šiai dienai jo, kur. Asmeniškai nesusidūriau, rekomenduojam tą, ką patikrinę esam, tą, ką žinom. Šituo atveju sakyčiau, kad geriau būtų tada arba bafix su aliuminiu ar ne, arba kažkokia kita paslėpta tvirtinimo sistema, arba tada per viršų sukti ir nerizikuoti aliuminio su kampiniu tvirtinimu. Manau, per daug rizikinga, arba galbūt aš ir nežinau kažko. Ne, aš kaip meistras galėčiau paantrinti, kad kietmedis labai stipriai lupa, aliuminis yra minkštas metalas. Metalas, bet kokiu atveju žinom, kad turi tam tikrą pavargimą. Nu, ciklai, šilta, šalta, plėšimai, visa kita. Kitas dalykas, temperatūrinis plėtimas. Aliuminis į ilgį plečiasi, medis į plotį. Ir gaunasi, kad tai nėra išbandyta, tai nėra patikima ir manau, kad ir turėjau tokių skambučių, kad negaliu sumontuoti. Vadybininkas sakė, galėsiu daryti, grąžtai lūžta. Turiu skambučių, kad po 2 metų viskas turkinėjo sąžiūrį ir visa kita. Tai yra aliuminis šoninis tvirtinimas ir kietmedis, tai yra visiškai neišbandyta ir visiškai eksperimentinėje stadijoje ir didžioji dalis tų atvejų yra nusivylimo, o ne sėkmės istorijos. Taip. Visiškai taip. Gerai, jeigu palietėm tvirtinimą, čia irgi ta tema, kur galiu pigiau padaryti, ne? Nes kietmedis, nu taip lyginant prieš pušį, tai yra brangi medžiaga. Taip. Ne? Imu brangų viršų, kur aš galiu sutaupyti, ne? Karkasas. Galiu taupyti? Ne. Nes kietmedis eina ant aliuminio. Ant aliuminio arba ant kietmedžio, taip. Ne prastesnių savybių negu kad pati terasinė lenta. Tai čia esminis faktorius. Sutaupyti gali turbūt pagrindiniai vietoje, kur dažnas ir suklysta, sakykime, tai yra varžtai. Ar ne, net ir ta pati bafixo sistema ar kažkokia, ar ne, turim dalį sistemos ir tada sugalvojam, aš naudosiu cinkuotus varžtus. Ir čia yra pati didžiausia problema, kai mes naudojam cinkuotus ar kažkokius, tai va, kitus varžtus, ne A2, ne A4, mes turim bėdą. Čia yra lapuočiai, jie turi taninų, rūgščių. Jeigu įsidedam kažkokį cinkuotą varžtą, kad ir per viršų, va, kaip pavyzdys, prisuktume per viršų, mes matysim pajuodavimus aplink tą vietą, mes matysim anksčiau ar vėliau varžto nulūžimą ar galvutės ir turėsim daug bėdų. Čia, žinai, čia yra dar kita medalio pusė, kad visi žiūri į atsparumą rūgštim. C4. Aš turiu C4, bet niekas nepagalvoja apie plieno elastingumą. Taip. Nes lenta vaikšto, karkasas vaikšto. Skersinės apkrovas, plienas lūžta.
Taip. Ir čia yra medalio kita pusė, kad pataupęs ant varžtų turėsi po 2 mėnesių greičiausiai problemą. Taupimas, gal sakau, lyginam paprastą BFIXO sistemą ar ne, faktas, metaliukai brangiau kainuoja, tai mes alternatyviai galim tada tvirtinti per viršų, kas gausis pigiau. Išmetam, eliminuojam metaliuką ar ne ir turim patikimą tvirtinimo sistemą su nerūdinčio plieno varžtais, bet per viršų. Aukojam estetiką, aukojam, bet turim šiek tiek pigesnį sprendimą. Nes pigiau gauti tokio pačio lygio sprendimo nėra. Tu kažką turėjai aukoti. Būtent. Čia visada yra tokia. Pigiau dabar ilgiai. Su kietmedžiu galima pigiau, jeigu įimu trumpesnius ilgius, ne? Taip, yra toks variantas, tikrai taip, ne mitas, ne kažkas tai, o dažniausiai standartiškai, sakykime, atvykstantis konteineris iš Brazilijos, tarkim, įpės tos pačios ar kumarų, atvyksta 1,85 arba nuo 1,85 iki 6,10 ilgio lentų. Tai yra 1,85, 2,15, 2,45, kas 30 cm. Kartais atvažiuoja ir nuo metro, tai yra 0,95, 1,25 m, 1,55 pozicijos. Žodžiu, jūs jau gaunat, ką gaunat, loteriją ir paskui už to turite. Ne visai mes renkamės patys, ką mes norim gauti ir tos pirmos pozicijos nuo metro iki 1,55 m dažniausiai yra pigesnės. Tai yra dažniausiai nuopjovos nuo ilgų lentų, kad, kurios būna ten galbūt išsilenkusios ar kažkokios, nupjauna, kad jinai būtų kokybiška ir tada turim pigesnį variantą, tai yra trumpų lentų. Tada, aišku, yra klausimas, kaip mes galim tai pritaikyti objektą. Jeigu turim tokį objektą ar ne, kur ištisinės lentos reikalingos, tada jau klausimas, ar įmanoma, bet tikrai yra tų variantų, kai, nežinau, ten kvadračiukais, kokiais sugalvoja tas trumpas dėti. Bet tada, aš kaip sakau, yra tada meistro paslaugos brangiau gaunasi, tai tvirtinimo daugiau. Pagrindinis klausimas, kas ant ko, dažniausiai sutaupome tose vietose, kaip, pavyzdžiui, dažnai žmonės šiaip neįsivertina, turim terasą ir kelias zonas. Pavyzdžiui, kokį nors taką nuėjimą į pagrindinę zoną, ar ne, ir tarkim, tas takas yra iki 1,55 m ilgio, o ten pati pagrindinė terasa, nežinau, 4,25 ilgio. Tai mes šiuo atveju ką galim daryti? 2 variantai. Arba imam ten, kur 1,53 m ilgio lentą pjaunam pusiau, kuri bus brangesnė, ten dedam 4 m ilgio lentą, kuri yra brangesnė. Arba mes įmam 1,50 m, kuri yra pigesnė toj vietoj, ar ne, takui panaudojam trumpesnės lentas, sutaupom šitoj vietoj, o kur jau reikalingos ilgosios, tada jau įmam tas ilgasis lentas. Ir aišku, kitas dalykas, kurį svarbu paminėti, su kietmedžiais visada yra ribotas ilgių kiekis. Tai nėra taip štampuojama gamyba specifinio ilgio, ar ne, ten nežinau, kaip kokios pušies ar kažko standartas, ten 3 metrai, kokie 3,30, pastoviai bus, visada rasi ir panašiai. Su kietmedžiais taip nėra. Atvažiuoja konteineris ar ne, gal yra kažkiek tos loterijos, iš tikrųjų turi rastą didžiulį, iš jo pjauna, tai vieno ilgio gausis vienoks kiekis, kito ilgio kitoks. Tai didžiausia prabanga yra ilgosios lentos. Šitas variantas, jeigu atėjau pas Juozas pateikė pasiūlymą ir jūs sakot, einu, pagalvosiu, grįžtat po 2 dienų, o Juozas jau jų neturi. Jau jūs praleidot šansą. Labai svarbu rezervuoti ir ta prasme, tą mes galim suteikti rezervaciją tam tikram laikui ir tam tikram ilgiui, sakykime, ir dažniausiai ką ir darom, skaičiuojam pagal terasos brėžinį ar ne atitinkamus ilgius su geriausia išeiga. Tai jeigu ten reikalaujam ar ne 6 metrų ilgio lentų ir mes jų turime, tai faktas mes jas ir siūlom, bet faktas, kad kitam klientui gali ir nepasisekti ir nebus tų 6 metrų ilgio lentų. Ir tada renkamės, arba laukiam, arba tada darom šachmatinį jungimą ir naudojam kažkokius tai... Ne visiems patinka tie šachmatiniai. Taip, tai čia jau. Kietmedis lyginant su pušim, tai yra pakankamai brangus produktas. Pušis grubiai 15-20 eurų, čia nuo 50 iki 200. Daug kas įsivaizduoja, jeigu aš dedu 100 eurų už kvadratą ant stalo, reiškia, aš turiu turėti ledinę terasą, kaip pavyzdžiui parketą, ne? Jeigu dedu ten 100, reiškia, man atvažiuos be įtrūkimų, be defektų, viskas atrūšiuota, atrinkta ir visa kita. Tai žmonės įsivaizduoja, kad su terasinė lenta lygiai taip pat bus ledas ir aš neturėsiu prie ko prisikabinti. Kaip realybė? Labai norėčiau, kad tai būtų ir mano gyvenimą palengvintų, bet neįmanoma tokios medienos nupirkti arba labai brangiai. Tai yra pagrindinis dalykas, ar ne, reikia suprasti, natūrali mediena, joj pasitaiko tam tikrų dalykų. Ir kitas niuansas, ko gal mes neįpratę ir Lietuvoje su tais tropiniais visais kietmedžiais, ar ne, mes žinom A, B rūšis ir šakos, trūkimai, šitie visi dalykai, tai tas atėjo iš pušies, ten ąžuolų ir kitų dalykų. Su tropiniam rūšim tai yra amerikiniai standartai, tai yra FAS ir kiti dalykai, first and second grade ir panašiai. Tai pas juos yra FAS, tai yra aukščiausia kokybė. Tai ją teoriškai galima būtų galbūt ir prilyginti kažkiek tai AB, bet iš principo tai yra aukščiausiai įmanoma kokybė. Ir joje gali pasitaikyti kažkokių dalykų, kaip, kad pavyzdžiui, lenta gali būti kažkiek tai pakrypus, į metrą ten 4 mm, kaip pavyzdys. Jinai gali turėti kažkokį tai šakos atomazgą, ar ne, kaip kažkokį dalyką,
gali turėti ir įtrūkimą, kuris yra visiškai normalus dalykas ir gali pasitaikyti. Ir gali būti taip, kad viena lenta vienokios spalvos bus iš tos pačios medienos, O, tai kita čia labai biškį dažnai. kitokios. Tai čia pagrindinis dalykas, kur iš tikrųjų dažnai susidurėm ar ne, atėjau, pamačiau, nežinau, įpės lentą, aš noriu visų tokių. Aš įpė, žinau, šitą, čia yra 4 terasos, aš rūšiavau pagal atspalvį, nes čia buvo labai rūšiau, o įpė yra nuo gintarinė iki juodos, iki žalios gali rasti. Taip, tai čia retas dalykas, kad rūšiuojama yra tiekėjas niekada, mes ir patys Foodline niekada to nedarom ir nerūšiuojam. 4 terasos, Tai čia 4 terasom, aišku, pagal objektą, čia gal tos juvelyrikos kažkiek atsiranda ar ne, kur iš tikrųjų klientas nori galutinio vaizdo, tai tas išsprendžiama ir įmanoma. Bet faktas reikia suprasti, kad tų atspalvių yra ir bus. Ir jie skirtingi, ir kokybinis dalykas, tai taip, pas mus Foodline yra aukščiausia kokybė įmanoma, kad joje pasitaiko niuansų 100%. Bet tas viskas išsprendžiama, natūralus medis, mes sandėlyje palaikom, mes galim surasti sprendimą, kaip surasti išeitį iš tam tikros situacijos, tai čia tame bėdos nėra. Aišku, dar aš kaip meistras norėčiau šitoje vietoje paantrinti atspalviai, trūkimai, bet koks medis stovėdamas ant saulės, ypatingai čia pietinėje pusėje, fasadai, stiklai, velniškai kaisti, nuo velniško kaitimo aižėja, trūkinėja. Tai čia jau šito by default, jeigu į kietmedį, su aižėse lentą turėsiu. Va, pavyzdžiui, šitą, jinai tarnavo balkone, ekstremaliom sąlygom ir mato, tai yra aižėjimas ant aižėjimo. Bet tu ją nulyvuoji, sutvarkai, viskas ir tie aižėjimai labai neišsiskiria, kad kažkas tokio. Nes skilimas, kaip ąžuolų, pavyzdžiui, ten baisiausias plyšys ir aižėjimas yra 2 skirtingi dalykai. Aš tą irgi norėjau paantrinti, ta prasme, kad nereiktų išsigąsti aižėjimo, jis nėra, mes juos vadinam gal mikroįtrūkimais. Tai jie matosi pačioj lentoje, bet jie nėra juntami. Tai nėra kaip su maumedžiu, kas buvo įprasta ir pas mus ateina klientai, turėjau maumedį ir atplaiša ir ten galiu koją susivaryti tokio dydžio, sako, atplaiša ar ne. Tai su kietmedžiu to nėra, ta prasme, tai yra mikroįtrūkimai, kurie kažkiek gal juntami ranka, bet glostant praktiškai nėra. Tai ta prasme, tai toj vietoje tikrai nereiktų bijoti ir tai yra visiškai normalus dalykas. Bet va šitą lentą žiūrint irgi, kur prašiausiai įsilaikęs dalis yra grublėta, o čia ledas, kaip sakai, beveik plastikas, tai nuo alyvos pasirinkimo irgi pakankamai daug kas priklauso. Bet irgi pavyzdys, esu pas mus sandėly, pasidėjęs lauke kelis terasos gabaliukus, tiesiog numetęs kietmedį ir buvo čia tos liūtis. Ar ne, tai sulijo, jinai pribrinko, kažkiek prasiplėtė ir tada buvo karščiai. Karščiai ir jinai visa ten išsiraitė, jinai nepritvirtinta ta lenta, suaižėjo ten viskas ir antrą kartą užlijo. Ir jinai vėl grįžo į tą pačią savo normalią pribrinkusią būseną, be jokių įtrūkimų, be nieko. Tai kaip sakant, čia tas alyvavimas faktas padeda tam aižėjimui paslėpti ir kad užsikonservuotų ir dar ilgiau stovėtų ta terasa. Bet iš principo, tą, ką mes turim iš natūralios gamtos, mums irgi padeda tą lentą išlaikyti. Ir aišku, negalim užtikrinti, kad saulė švies dabar visus metus iš eilės ir bus karšta. Nežinom, ar tai bus. Gal lis visus metus, tada bus kitas niuansas. Tai... Aš dar, žinai, kad dar norėjau paantrinti, tu apie stabilumą ir įsikraipimą, deformaciją norėjau pradėti. Irgi visi įsivaizduoja, kad kietmedis tai yra, parketlentė. Ne, nėra taip. Ir dažna klaida sako, atsivežiau lentą ir blema, jie bananai, susisukę, visą kitą. O esmė, kad iš jūsų, kaip ir sakė, reglamentas į metrą ten 4 mm, negali daugiau. Tu paleidi karštoj saulė visą tą rietovę ir lentos pradeda raitytis. Ir jeigu tu nesaugai lentų montavimo metu, tai tu gali pradėti su ledinėm, o baigti su visiškai bananais ir paskui ten net nepažabosi jos, ypatingai ten kokios kumaro. Čia irgi... Dažnai su tuo susidurėm iš tikrųjų ir tą esam pas savį ir montavimo kokybės instrukciją įsitraukę. Ir klientams sakom, ta prasme, jeigu pas jūs atvažiuos į objektą, kumaru arba bet koks kietmedis ar ne, pas mus mes sandėlį laikom su metaliniam juostom surištas medienas, kad jos nesikraipytų, vis tiek kažkokį UV poveikį turi net ir sandėlyje, drėgmės gal tiek negauna. Bet atvažiavus į objektą ir kai būna atvažiuos, man reikia tą dieną atvežti, ar ne? Atvažiuoja ir pastato, palieka, dar, nežinau, plevelės kokios neuždengia arba nuėmė tą plevelę, pasitikrino, kas ten atvažiavo ir pamiršo uždėti, ar ne? Tada lyja, čia viskas, dar nedaug dievė išpakavo arba rankom išsikraudinė. Palieka palaidą balą, ateina po 2 savaičių meistras, sako, kas čia dabar, kaip man čia dirbs su tom lentom. Tai faktas, kai tą pasidarom ar ne, nesandėliuojam tvarkingai pas save objektą, prieš pradedant darbus, tai tada turėsim bėdų. Tai pagrindinis dalykas, atvažiavo į objektą ar ne, prieš montavimą, tik tai tada mes išsipakuojam ir pradedam dirbti. Ir išsiimam tiek lentų, kiek per vieną dieną sugebėsim sumontuoti dažniausiai. Jeigu taip galimybės yra, aišku, nereiktų bijoti, paleidom tas lentas, viskas tvarkoj, tiesiog suprasti reikia, kad gali būti tiesiog daugiau darbo su jom. Reikės daugiau žnyplių ar ne, išsitiesti, kad ją surišti. Čia, žinai, dar vienas iš tų niuansų, aš kodėl, pavyzdžiui, su kliento medžiagom niekad nedirbu.
Nes čia kiek aš dirbę su kliento medžiagom, visada tai, ką tu įvardini. Atvažiuoji dirbti, o ten šleiva, kreiva, kuprota, apie sandėliavimą niekas nepadėlioti, nes medžiagų priežiūra, jų teisingas sandėliavimas ir pateikimas montavimui, čia yra dalis to proceso. Iki terasos gamybos. Taip, ir faktas dar svarbu, kaip tiekėjas atveža. Tai dabar mes labai stengiamės irgi, kad būtų supakuota ir metalinės juostos arba tokios tvirtesnės juostos surištos ir aišku plėvelė, kad jeigu objekte pasistatys ar ne, tai kad nelytų ant jos, nesvarbu, kad tai lauko mediena ar ant jos lis, bet meistras atėjęs, jis neturi šlapių lentų ar ne. Tai turėtų būti sausos lentos. Čia tai, kas aš vadinu premium klasė. Tu ne tai, kad gaminį, bet visą tai, kas liečia iki gaminio įsigijimo, iki to, kai gaminys patenka pas tave į objektą ir nuo objekto į terasą. Juozai, tu čia atsivežė krūvą pavyzdžių. Aš irgi iš skirtingų objektų pavyzdžiai. Rifliuota danga. Čia, man atrodo. Čia. Iš principo, kodėl rifliuota danga, kodėl jie dedama į viršų ir vienas iš tų mitų, kad sako, slysta mažiau. Ar tikrai? Ir kaip sakau, dėl ko šitas klausimas, tai yra sena lenta 10 metų, o visos naujos, ne vienos nėra rifliuotos. Dabar jau neina, o seniau vien šitas buvo. Arba Skandinavija, vien riflius. Aš manau, mados dalykas, vienas dalykas, aišku, ir maubedis labai populiarus buvo toksai. Šiaip iš principo iš mūsų praktikos dėl slidumo, manau, kad mitas. Vienoje gal vietoje, jeigu mes lentas šitą kryptim dedam ir einam ar ne taip, tai gal kažkiek duoda mum to, sakykime, mažesnio slidumo, bet tai mes tam tarpus turim. Tarp lentų būna tarpai, kas lygiai mums tą patį duoda. Tai ką mes su riflium turim, mes turim didesnę bėdą, kad mums sunkiau alivuot, mums sunkiau prižiūrėti, mums sunkiau valyti, nes viskas šios tarpus lenda, žiedadulkės pavasarį prilenda ir turim pabaigoje baisesnį vaizdą. Mes asmeniškai Woodline nusprendėm tiesiog rifliuotas lentas išsitraukti iš asortimento ir neprekiauti jomis. Tiesiog tai yra per daug vargo, turi premium daiktą ir dar jį turėti rifliuotą, jis net paslepia grožį iš principo medienos. Tai tada turim, ar ne, nusitepę su pigmentu masaranduba, mes tada ją turėsim, net neatskirsim, kad čia masaranduba. Aišku, kaip žmogui svarbu, ar jam svarbu, kokia tai yra mediena, ar ne, ar jam svarbu ilgamžiškumas. Bet šiaip, kalbant apie riflių, mitas dėl slidumo ir jo poreikio kaip tokio dalyko arba privalumo. Aš netgi lyginant kompozitą, dažnai pirmas kompozitas buvo rifliuotas. Nėra jo, viskas išėjo. Ekonominė klasė, taip, mes dar turim rifliuotą, visą kitą, bet, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti į premium segmentą, medžio imitacija, šukuoti visokie raštai, lygus raštai, viskas išeina iš mados, nes jį prižiūrėti lengviau vienas dalykas, o slidumas ant purvo dumblyno, tai dar didesnė čiuožykla gaunasi šitą kryptim, nes mažesnis sukibam plotas. Kągi, tai tiek mitų, kiek girdžiu aš iš jūsų laiškų, iš jūsų skambučių. Kviečiu komentaruose parašyti, jeigu aš kažko neapžvelgiu, bet jūs turite skaudžios patirties, parašykit, tikrai aptarsit, o pabaigai, jeigu nori tikrai kvalifikuoto patarimo, tai skambinkit arba Juozui, arba man. Vienas kvalifikuotas pardavėjas Woodline Kietmeži daug metų dirbas, kitas savo rankom montuojantis daug metų terasas, išskirtinės terasas.